Labas visiems, su jumis aš Gabija ir labai jūsų pasiilgau. Šiandien darau Back to School haulą ir Back to School tai yra atgal į mokyklą. Aš nebūsiu ta mergina, kuri rodys ten savo sąsiuvinius ar ten pieštukus ar trintukus, nes tokių dalykų aš dar nenusipirkau. Aš apsipirkau drabužių, makiažo, ausines, makiažo, kad negazdinčiau žmonių rytais mokykloje. Ir su manimi susisiekė Cine Direct parduotuvė, tai yra kiniečių, man atrodo, parduotuvė, jeigu neklystu, ir man davė $80. Ir aš kažkaip galvoju, žinot, kiniečių parduotuvė nieko gero man neteis, tai išsirinkau tokių visokių, Gabija taip. Mane labai nustebino visi šitie dalykai. Tikrai nesitikėjau tokios kokybės ir viso kito. Tai kodėl aš dabar kalbu taip greitai, tiesiog yra daug daiktų ir aš visus noriu spėt parodyti per maždaug 7 minutes. Labiausiai Back to School dalyko, tai yra šita kuprinė. Žiauriai, man labai patiko pati kuprinė ir medžiaga kuprinės yra gana kokybiška, tik vienas minusas man ištrūko užtrauktukas. Bet aš nuėjau ir man ištrūko ne pats užtrauktukas, man ištrūko užtrauktuko galbūt atsega ir užsega. Aš tiesiog nuėjau pas siuvėją ir man už €2 pakeitė ir dėjo tikrai gana tvirtą tą tokį užsegimą. Nežinau, ar nešiosiu į mokyklą, nes turiu kokybiškesnę ir brangesnę kuprinę nuo praeitų metų. Bet šiaip, kur nors išeiti į miestą ar dar kažkur, tai kuprinė tikrai graži ir nesunkių dalykų tikrai galim įstėti. Dalykas yra šitas. Ir daugumą, kas dabar pamatė, tikriausiai pasakys, o Gabija, kas čia yra, kokį čia adialą nusipirkai. Ne, čia ne adialas, čia yra šalikas. Norėjau tokio šaliko žiauriai senai. Ir net nesitikėjau, kad jis ateis man toks didžiulis ir toks minkštas, nes galvoju, ateis ten koks nors kinietiškas. Visi esate apsipirkinėję kiniečių parduotuvėse ir žinot, kokie rūbai ateina kartais. Bet šitas šalikas yra toks minkštas ir su juo žiemą bus žiauriai šilta. Ir jisai, sakau, atrodo kaip adialas, bet yra šalikas. Tai šitas šalikas, man jaučiu, vienas iš labiausiai patikusių dalykų visame siuntinyje. Turiu 2 drabužius, tai yra 2 megztiniai. Vienas megztinis yra hamburgerio megztinis. Galbūt matėt pas Vikę kanale, kai buvo pas ją su tokiu šuniuku. Tai pas mane toks pat, lygiai toks pat, tik tiek, kad kitokie raštai. Ir aš užsisakiau tokius megztinius 2. Tai vienas mano megztinis yra hamburgeris. Medžiaga ta tokia, dabar nepamenu kaip jinai vadinasi, bet jinai labai greit sukaista. Bet šiaip iš vidaus ir iš išorės pats megztinis yra švelnus ir mokykloje bus labai gerai, nes tiesiog užsimetė ant džinsų. Aš mėgstu nešioti man per didelius rūbus, tai man tikrai tiks. Ir antras megztinis, kas sekat mane kokiam nors ten Snapchat'e arba Ask.fm, žinot mano pamišimą su Simpsonais. Aš esu pamišus dėl Simpsonų ir žiauriai myliu Simpsonus. Ir mano mėgstamiausias Simpsonų veikėjas yra Bartas. Ir todėl aš užsisakiau šitą megztinį. Ir jis toks fainas. Ir jisai, gal jo medžiaga šiek tiek skiriasi, nors ne, man atrodo tokia pat. Bet jis irgi toks yra šiek tiek oversized, bet man labai patinka ir aš įsimylėjau šitą megztinį, kai tik pamačiau. Kas nemėgsta Barto? Aš Simpsonų žiūriu 24 valandas per parą ir man labai patiko šitas megztinis. Ir net jeigu jis manęs atrodys negražiai, nes bus per daug didelis, aš vis tiek jį nešiosiu. Dalykas, kurio net nebuvau išpakavusi, tai dabar su jumis išpakuoju. Tai yra akiniai nuo saulės ir vasara jau baigėsi, bet aš užsisakiau akinius nuo saulės, nes neturiu jokių akinių nuo saulės, tik vienus tokius veidrodinius. Ir labai norėjau tokio tipo akinių ir net nežinau, ar jie gražiai atrodys ant manęs. Tikiuosi gražiai, nes užsisakiau. Akiniai, kaip iš kiniečių, tai tikrai labai kokybiški ir nei kojelės tos nulūžusios vadinamosios. Ir viskas šiaip tikrai labai kokybiška. Patys stikliukai ir patys akiniai nėra suplėšyti, subraižyti ir, nežinau, turėtų matytis. Ir nežinau, ar atrodo jie gražiai ant manęs, gal taip tiesiog nešiosiu. Bet kaip nors, kur nors priderinsiu ir akiniai šitie kainavo pigiau grybo. Kliukur.
prie makiažo pusės užsisakiau šepetėlių. Čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 šepetėlių. Komplektas yra nesveikai geras. Ta prasme, šepetėliai yra tokie švelnus ir abu komplektai buvo labai pigus. Ir čia yra pagrinde, va, šitie yra pudros arba bronzanto šepetėliai. Čia yra, manau, šešėliam, o šitie šepetėliai, tai jau parodysiu, man irgi labai patiko, nes, oh my god, tokią netvarką padariau. Šepetėliai visi yra labai kieti ir tai yra labai gerai, nes va tokie visokie šepetėliai, jie ir turi būti labai kieti, o ne minkšti. Aš nežinau, ar jūs matot, reikia tikriausiai iš arčiau parodyti, bet čia yra lempa ir jūs net nematysit. Bet nu žodžiu, va, tokie šepetėliai ir toks, va, antakiam, abu šitie antakiam arba blakstienom. Ir antakių šepetėlis taip pat toks kietas, tai manau bus labai gerai tepti. Ir tikrai, net nesitikėjau, galvojau, ateis ten kokie pigus, prasti šepetėliai, kurie pradės ten kristi, net neišpakavus visi tie šereliai, bet ne. Šepetėlių toks yra antrasis komplektas. Dabar šepetėlių turėsiu daugiau negu reikia. Dar užsisakiau tokią mystery box. Čia yra daug šešėlių. Sakydama daug, turiu galvoj daug. Ir ką man jų tiek tikrai nereikia, bet aš užsisakiau, nes galbūt kažkur panaudosiu ir pasišpaklint, man patinka dažytis ir panašiai ir neturėjau šešėlių. Tai va, labai daug spalvų ir atėjo porą spalvų subirėjusius, tai 1, 2, 3, 4 ir 5, 6. Bet tai nėra bėda, nes šešėlius susitvarkyti yra labai lengva tiesiog su kokoso aliejum. Ir manau tikrai panaudosiu ir spalvos yra gana pigmentuotos ir tiesiog spalvoti šešėliai. Užsisakiau ausinės. Tokias ausinės. Tai yra iPhone ausinės ir jos paprastos su gėlytėm. Taip pat veikia, jau išbandžiau. Man pravers, nes mano ausinės yra sukedusios. Vienas iš paskutinių dalykų yra šitas veido valymo įrankis. Tai jis yra toks. Dar jo nebandžiau, nes ką tik va, matot, kaip aš viską išpakuoju ir čia yra mano pirmas reakcijas. Ir su juo dar yra 4 tokie antgaliai. Vienas toks 4 burbuliukai, kitas kempinėlė, kitas toks rožinis ir šiurkštus, kitas dar viena kempinėlė. Ir jis veikia su baterijom ir net nežinau, ar veikia jisai, nes nebandžiau. Bet jeigu norėsit update'o, tai arba Snapchat'e, arba YouTube'ai padarysiu, taip aš panaudosiu ant savo veido, kad jeigu jis neveiktų, jūs galėtumėt negadinti savojo. Ir paskutinis, bet neprašiausias dalykas, tai yra Naked paletė. Aišku, netikra kopija, bet štai jie atrodo taip. Naked 3, Urban Decay ir spalvos yra identiškos, taip pat turi pavadinimus. Veidrodis yra žiauriai subraižytas ir per jį net nesimato, galima sakyti, nieko. Ir pati pakuotė tie gana subraižyta. Šepetėlis tikrai visai neblogas, o spalvos taip pat yra gana pigmentuotos. Porą parodyti ant savo rankos. Štai, spalvos, kaip matote, tikrai yra gana pigmentuotos kaip paletė, kuri kainavo mažiau negu $5, tai pasižaisiu su makiažu, tai tikrai pravers. Esu žiauriai patenkinta šitais daiktais. Tik nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Atsiprašau, jeigu šitas video buvo padarytas tiesiog labai greitai kalbant ir nušokinėjant nuo vieno dalyko ant kito. Tiesiog aš neturiu daug laiko, nes mano telefone nėra daug atminties, o aš noriu visą šitą haulą sutalpinti vieną dalį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Kitas video bus normalaus kalbėjimo ir ne tokio ilgio. Ate.